mažai analizės dedu. 3 faktai. Ir pradėkim nuo paprastų dalykų. Pirmas dalykas, kad Ethereum yra antras ir pažiūrėk jo marketo kapitalą. Čia viskas milijardais, tai 518,5 milijardo padauginti iš 17,6 procentų. Tai yra 92 milijardai. Tai dabar atsivers CoinMarketCap ir pasižiūrėk, Ethereum per savaitę paaugo 92 milijardais. Ar tu supranti, ką tai reiškia, kad viso kriptovaliutų rinkoje tik tai 4 monetos turi tokius kapitalus, kiek Ethereumas per savaitę priaugo. Jeigu mes imam mėnesį, kiek per mėnesį paaugo? 45 procentais. Ką tai reiškia? 235 milijardai. Kiek monetų turi tokį kapitalą? Oi, nei viena, išskaitant Bitcoiną. Per mėnesį tiek paaugo, kiek nei viena kita moneta neturi tokio marketo kapitalo. Tai žinai, kad Joseph Lubin yra vienas iš Ethereum įkūrėjų ir paskutinius 10 metų dirbo su Ethereum Trust, kitų konsensus projektų, kad galėtų institucinius pinigus integruoti į Ethereum blockchainą. Ir jie tikisi iki 28 metų 3 trilijonus pas save į Ethereum chainą priimti. Trilijonus, ne milijardus, trilijonus. Instituciniai fondai. Vien BlackRockas yra jau dabar 2,9 milijardo skaitmenizavęs Ethereum chainę. Tik BlackRockas ruošiasi dar 12,83 milijardo ir planuoja tokenizuoti iki 10 trilijonų. Tai apie ką mes kalbam? Kur visi šitie pinigai eis? Į Ethereum chainą. Tiesiog Ethereumas yra pats perspektyviausias, jis yra karalius ir man nesvarbu, kas ką sakys, laikas parodys ir dabar galime mes pakalbėti.